jūsų pasimokiau, kad pakalbėt truputį apie save. Tai esu psichologė, dirbu Vilniaus universitete, filosofijos fakultete ir mano pagrindinė darbo sritis, kad su Badaru daug bendradarbiaujam, tai priklausomybės. Ir dirbdama priklausomybių srity su priklausomais nuo alkoholio, narkotikais, aš ne tai, kad nusivyliau savo darbo, bet pradėjau galvoti, kad gal reikėtų daugiau investuoti į prevenciją ir psichikos sveikatos stiprinimą. Kad tie žmonės nekristų į tokią duobę, nežinant, kaip jie kenčia, kaip jų artimieji kenčia. Tikrai norisi kažką daryti prevencijos srity ir paskatinti, kad jauni žmonės, kurie dar nepradėjo to daryti, daugiau pasirūpintų savo sveikata, tame tarpe ir psichikos sveikata. Bet šiandien kalbėsiu ne apie tai, kaip stiprinti psichikos sveikatą, pačiam gale paminėsiu, bet noriu pateikti sampratą, o kas yra ta psichikos sveikata. Ir daugiausia kalbant apie psichikos sveikatą, manau, ir jūs tikitės psichologė, tai turbūt papasakos apie psichikos sutrikimus, psichikos ligas ir taip toliau. Jeigu aš jūsų paklausčiau, ar jūs sveiki, tai dauguma pagalvotumėt apie fizinę sveikatą ir atsakytumėt, nors neprašau to daryti. Jeigu paklausčiau, ar jūs psichiškai sveiki, tai kai kurie net įsižeistų. Kas čia per klausimas, kaip galima to klausti ir taip toliau. Gal priimtinesnis klausimas būtų, ar gera jūsų psichikos sveikata. Bet čia kiekvienam kiltų klausimas, jeigu sakyčiau net skaliai, pažymėkit nuo 0 iki 10, galvotumėt, o kas yra ta psichikos sveikata? Kaip ją apibrėžti? Kaip apibrėžti ligą, mes žinom. Kas yra šizofrenija, kas yra epilepsija, kokie yra požymiai. Ir sveikata psichikos dažniausiai būna apibrėžiama atmetimo principu. Neturiu diagnozės, tas man nebūdinga, tai gal aš psichiškai sveikas. Jeigu pažvelgti į psichikos sveikatos apibrėžimą, kuris 48 metais buvo sukurtas po karo, tai čia matom, kad kalbama ir apie psichinę būseną. Bet vis tiek, kai sako sveikata ir PSO sveikatos apibrėžimas, visi galvoja tik apie fizinę sveikatą. Niekas beveik negalvoja apie psichikos sveikatą. Atrodo, kam tas apibrėžimas, o apibrėžimas yra būtinas, nes tik tada, kai tu atitiksi tam tikrus kriterijus, neduok Dieve, ir gausi diagnozę, tu galėsi būti gydomas, tu gausi nedarbingumo lapelį, kol irgi vaistai bus kompensuojami ir taip toliau. Tai apibrėžti tai reikia. Kas yra normalu? Tai karvė, kuri kabo ant medžių, nes gal sportuoja, raumenys, kurios nusilavina. Tai ta karvė, kuris stovi ant žemės, jos klausia, tu ką, nenormali? O viršutinė klausia, o kas yra normalu? Kas aplamai pasakė, kad karvė negali būti ant medžių, ar ne? Kad negali ten pakabėti. Tai mes labai dažnai naudojam tą žodį normalu, nenormalu, bet nesigilinam. Ir kas pasakė, kaip yra normalu elgtis, kaip nenormalu. Tai ta sąvoka ar žodį, kas yra normalu ir kas nenormalu, nes kalbant apie psichikos sveikatą, mes dažniausiai buity ir naudojam kasdieniniai kalboje tą žodį, ar tai normalus žmogus, ar nenormalus. Yra labai daug skirtingų požiūrių. Funkcinis, sociokultūrinis, istorinis, situacinis, medicininis, statistinis, kurie turi savo sampratą, kas tai yra. Tai pavyzdžiui, funkcinis požiūris, jie nori, kaip ir kalbant apie fizinę sveikatą, apibrėžti psichikos sveikatą pagal funkcijas. Kaip fizinė sveikata. Tai kiekvienas organas turi savo funkciją ir mes žiūrim, ar jis atlieka tą funkciją gerai, ar neatlieka. Bet čia tada kiltų klausimas, o kuri psichikos funkcija yra pati svarbiausia? Vieni sako, kad gal tai yra bendravimas, nes pažvelgus į ligų klasifikatorius, kur aprašytos psichikos ligos, ten visur beveik minima, kad žmogus negeba bendrauti, jis negali būti su kitais žmonėmis, ar ne? Bet mes turim ir kitokių pavyzdžių, kad yra žmonių, kurie aplamai nebendraujantis. Psichologai iškart gilintųsi, gal vaikystėje buvo neigiama patirtis ar ne, bet jam nepatinka bendrauti.
Ir nebūtinai dėl to jis yra psichiškai nenormalus, nesveikas. Gal gebėjimas mąstyti yra pagrindinė funkcija, bet irgi įvertinti, o koks mąstymo tada lygis jau rodytų, kad aš sveika, gal kad sprendimą priimčiau racionalų, o čia vėl kiltų klausimas, o kas gali pasakyti, kad mano sprendimas racionalus, kad net mano išsikeltas tikslas yra racionalus. Ir vėl kyla tas klausimas, kad per funkcijas mes nelabai galim apibrėžti, kas yra psichikos sveikata arba norma. Sociokultūrinis požiūris. Jie sako, kad norma tai, kas socialiai priimtina. Ar elgesys, tai mes turim vertinti, ar elgesys atitinka kultūrinės vertybės, tipiška tai kultūrai elgesi. Na, pavyzdžiui, žinom, kad vienose kultūrose, matom Amerikoje ten, kai laidotuvės, visi linksminasi. Šokiai, muzika, todėl, kad jų įsitikinimu žmogus pereina į laimingesnį, linksmesnį, užsitarnautą gyvenimą. Na, jeigu pas mus atėjus į laidotuvės, kas pradėtų ten labai linksmintis, dainuot, šokt ir visus ragintų, mes kaip, nenormalus, ar ne? Nors faktiškai jis būtų tiesiog iš kitos kultūros atvykęs ir jam keista, o ko mes čia ašaras liejam, jeigu jis palieka šį, kaip ten, ašarų pakalnę, ar ne, ir pakyla į visai kitokį lygį. Taigi, kai kurie mokslininkai sako, kad jeigu mes norim, ne mokslininkai, o vadinami medicinos filosofai, yra tokia labai sritis įdomi, tai jie sako, kad jeigu mes norim įvertinti žmogaus elgesį ir pasakyti, ar jis normaliai elgesi ar ne, mes turim pasidomėti, o iš kokios jis kultūros. Gal ten taip yra įprasta ir jeigu tu taip nesielgi, bet per laidotuvės verktum pas juos, tai sakytų gal nenormalus kažkoks, o jis yra tiesiog iš kitos kultūros. Istorinis požiūris, ką mes visi žinom, ypač kalbant apie psichikos sveikatą, kad normalumo apibrėžimai skiriasi įvairiais istoriniais laikotarpiais. Neimkim jau tų laikotarpių, kai psichikos ligoniai buvo manoma, kad tai yra velnio apsėsti ir gydymas būdavo bandoma iš jų tą velnę kažkokiu būdu išvaryti, ar ne? Bet paimkim ir ne taip tolimus laikus. Kai aš pradėjau dirbti ir iškart pradėjau dirbti priklausomybių srity, alkoholizmas nebuvo jokia priklausomybė ir jokia liga. Taip gydėm, bet tai buvo žalingas įprotis. Ir atrodo, vat kam apibrėžti, jie negaudavo biuletenio, jie turėdavo gydytis per atostogas, nuo visų slėpdavo, kur jie keliauja ir tik pamažu tai jau pripažįstama, kad tai yra liga. Ką čia dar kaip pavyzdį, kita lytinė orientacija. Dar kai aš studijavau, atsimenu, mums dėstė profesorius medikas, psichiatras iš Kauno ir mums pasakojo, kaip reikia gydyti kitos lytinės orientacijos žmonės, ar ne? Į visas klasifikacijas buvo įrašyta, kad tai sutrikimas. Dabar tai tiesiog gal net apsisprendimas žmogaus. Niekas jų negydo. Ar pasikeitė jų elgesys? Nepasikeitė. Pasikeitė tik mūsų požiūris. Tai apie, galėčiau ir daugiau papasakot, pavyzdžiui, kad ir Tarybų Sąjungos laikais buvo tokia diagnozė lėtinės eigos šizofrenija. Niekur pasaulyje jos nebuvo. Ir tai buvo visiems disidentam, nes jie kitokie. Visiems patinka čia gyventi, jam nepatinka, ar ne? Kas visiems nepatinka, jam patinka. Na, aišku, kad psichiškai nenormalus. Dabar tokios diagnozės nėra. Taigi, kai kurios diagnozės išnyko, bet atsirado ir naujų diagnozių, kur, pavyzdžiui, priklausomybė nuo kompiuterinių žaidimų, kurie tik tai porą metų yra, ar ne, ir jos negalėjo būti anksčiau. Čia aš pasitelkiau paveikslėlį, kad akivaizdžiau parodyti jum, kaip kinta požiūris į psichikos sutrikimus, o tuo pačiu ir į psichikos sveikatą. Paėmiau DSM, tai yra amerikiečių klasifikacija, nes tiesiog lietuviškai aš neturiu tokio akivaizdaus paveikslėlio. Tai viršų, kaip matot, yra DSM-2, tai yra Amerikos psichiatrų asociacijos leidinys ir vis tiek turim pripažinti, kad jie diktuoja daugumą madų, net ir požiūrį į psichikos sutrikimus.
Tai į tokį trumpą sąsiuvinuką ten tilpo visi sutrikimai ir gana didelėm spausdintom raidėm buvo atspausdinta. DSM-3 jau matot ženkliai, gal 5 kartus pastorėjęs. DSM-3R, tai reiškia revised peržiūrėta, kai pamatė, kad ne viską įtraukė, dar įdėjo. DSM-4 dar storesnis, dabar yra DSM-5, kur visi juokėsi, kad sutrikimai netilps į vieną tomą. Ir ten jau taip smulkiai parašyta, kad reikia per lupą žiūrėti ir visi sakė, leidžiam 2 tomus. Ir gali kilti klausimas, tai tiek psichikos lygų naujų? Nu, išskyrus su technologijom susijusias, ten nėra naujų, bet mūsų požiūris pasikeitė. Mes ėmėm daug elgesio, kuris anksčiau buvo normalus, atrodo, keisti žmonės, kažkokie kitokie, mes dabar priskiriam prie lygų. Aš nesakau, kad visada tai blogai. Pavyzdžiui, vien pažvelgus į mokymosi problemas, kurias vaikai turi, skaitymo, rašymo sutrikimai. Tai buvo ir tada tokie, bet gal 2 skaitymo, 2 rašymo. Tai dabar skaitymo sutrikimam yra 10 puslapių, jeigu ne 15, kaip ir rašymo sutrikimam. Ir iš vienos pusės tai, toks antspaudas dedamas, kad jie jau kitokie ir vaikai sako, jam jau čia spec reikia pagalbos, bet iš kitos pusės jie gauna pagalbą. Prie kai kurių jau mes sakydavom tinginys, nieko neišmoks ir viskas. Dabar prie jų sėdi spec pedagogas ir jam padeda. Taigi pasikeitė tik mūsų požiūris. Tokių vaikų visada buvo. Ir elgesys žmonių netaip greitai keičiasi. Situacinis požiūris. Irgi labai populiari teorija, kurie aplamai sako, kad mes negalim iš elgesio žmogaus spręsti normalusis, nenormalus. Mes turim žiūrėti, kokiam kontekste vyksta. Pavyzdžiui, ne aš, bet būtų čia pranešėja, išėjus su maudymosi kostiumėliu. Ką jūs galvotumėt? Vakar atrodė lyg ir viskas su jie buvo gerai, bet jau matyt pervargo labai smarkiai. Bet jeigu jūs pamatytumėt ją paplūdimyje ar kur, normalu, ar ne? Taigi ne elgesys vis tik, o situacija, kaip mes elgiamės. Gal aš čia per drastiškai atsiprašau, bet iš karto apsidairiau, ką čia, jau savęs kaip pavyzdžio tikrai neminėčiau. Nuotrauką net pamatytumėt, ar ne, ir tokioje auditorijoje. Taigi ir psichologai, ir psichiatrai, kai mokinami, mes nesprendžiam iš elgesio, kai tai pasako, mes aiškinamės, o kur tas elgesys vyksta. Paimkim, kad ir agresyvus vaikas, bet čia gal su elgesio aš toliau pateiksiu. Irgi parašiau tą pavyzdį. Medicinoje, kaip ir psichiatrijoje, populiarus yra tas statistinis požiūris. Išvedamas vidurkis. Kas daugumai būdinga, tai tie yra normalūs, ar ne? Tai aišku, kad šita juoda avis jau yra nenormali. Visos baltos, o čia yra nenormali. Ir kaip be būtų baisu, kad ir kraujo spaudimas, visokie fermentai, jie taip ir nustatinėjami. Ištyriama labai didelė grupė žmonių, apklausiama ar tyrimai atliekami, išvedamas vidurkis, tada pridedama plius minus kokie ten nukrypimai, o visi kiti jau nenormalūs, ar ne? Kažkas su jais ne taip. Man patiko labai šitą nuotraukėlę. Tai jeigu paklausčiau, kad ir vaikų, o tai kuris čia paukštelis nenormalus? Tai aišku, tas, kuriam kažkas jam netaip yra, ar ne? Visiems kažko jie reikalauja ar dainuoja, o vienas kažkoks netoks, ar ne? Ir kad jis būtų toksai pat, turėtų pradėti rėkti, ar ne, ir viskas tada būtų tvarkoj. Norma dažnai medicinos filosofai ypač tai pabrėžia, kad norma yra tarsi prisitaikymas. Kad ir čia, kurie nenormalūs, ar ne, tai net abejonių nekyla, aišku, tas kur vienas. Ir kad jis būtų normalus, jis turėtų tiesiog persėsti prie visų ir tada niekas prie jo nekiptų, viskas būtų tvarkoj. Tu darai kaip reikia. Tai ir mes visi taip elgiamės, mes prisitaikom. Tik tai klausimas tada, kiek aš galiu prisitaikyti. Jėzau, pažiūrėjau, kad
tik 5 minutės kalbau, pasirodo, liko 5 minutės. Taip, prisitaikysiu kaip nors, ar ne, norėjau dar papasakot. Dar yra viena elgesio deficito teorija, kur medicinos filosofai apie tai kalba, psichologai kalba, kad vertindami žmogaus elgesį mes pagalvokim, kad gal jis elgesi nenormaliai, nes jis nežino, kaip elgtis. Ir aš puikiai atsimenu, kai aš seniai buvau stažuotė Švedijoje, dabar visi įpratę, kad eilėse numeriuką išsiimti. Ir aš nuėjau į paštą Stokholme, man reikėjo siųsti laišką ir žiūriu daug žmonių sėdinčių, bet prie kasų nieko nėra. Aš ir prieinu. Ir visi, aš suprantu iš tono, kad jie piktinasi. Ir aš niekaip nesuprantu, taigi tuščia eilės nėra. Nu, aš vėl einu ir vėl visi kažką švediškai sako, aš nieko nemoku, nesuprantu. Nu, bet kaip psichologė galvoju, reikia pastebėti. Atsisėdau, pradėjau žiūrėti, ką jie daro, o jie turbūt pagalvojo, nu, nenormali kažkokia, ar ne? Bet aš tiesiog nežinojau, kaip elgtis. Ir manau, mato tokių situacijų, kad ir bankė nemoka elgtis kitur ir pirma mintis būna, nu, nenormalus, ar ne? Bet jis tiesiog neturi tokių įgūdžių. Arba kaip su studentai sugalvojom pavyzdį, jeigu taip jau atsitiktų kuriam ir dalyvautumėm kokioj nors vakarieniai su Europos kilmingaisiais. Na ir prie pietų stalo į vieną pusę 12 įrankių ir į kitą pusę 12 įrankių. Mūsų anksčiau mokindavo, imk iš eilės, pataikysi. Bet kur aš žinau, kas pirmas, kas antras, kas trečias, kai atneša patiekalus dideliai lėkštė ir tu turi išsirinkti. O ten neparašyta, kad čia trečias, čia ketvirtas, o čia penktas. Ir jeigu aš pradėsiu valgyti su įrankiu, kuris skirtas, ten vienas vištienai, kitas jautienai, trečias dar, jie ką galvotų? Jie nuo mažens taip valgo ir jie galvotų, nu nenormali. Net nežino tokio dalyko. O tai yra tiesiog elgesio deficitas, ar ne? Tai vat, kai mes vertinam žmonės, tai irgi labai svarbu. Kalbant apie tą kriterijų, nes mums vis tiek reikia apibrėžti, kas yra tas psichikos sutrikimas, kad mes galėtum pagalbą žmonėm teikti. Tai ar atsparumas psichikos ligoms, bet medicinos filosofai sako per daug negatyvų. Kodėl mes apibrėžiam psichikos sveikatą per ligas? Reikėtų pozityviau. Gal gebėjimas bendraut, bet kaip ir sakiau, yra žmonių, kurie yra vieniši, kurie yra atsiskyrę ir jie visai gerai jaučiasi. Normalumas, bet tada klausimas nekonkretu, o kas yra normalu, kas pasakė? Deviacijose yra apibrėžiama, kad jeigu pažiūrėti lotynišką žodį, kas yra deviatus, tai kurie eina pagrindiniu keliu. Medicinos filosofai sako, o kas pasakė, kad šitas kelias yra pagrindinis? Gal tas šalutinis kelias yra dar geresnis? Gebėjimas adaptuotis, bet jis irgi susijęs su konformizmu. Pasitenkinimas ir laimės jausmas. Man dirbant ypač su narkomanais visą laiką kildavo toks klausimas, jie laimingi. Dauguma, 80% narkomanų visai nenori gydytis. Kas nori, jų tėvai, artimieji prikalba, jis sako, man yra gerai. Ir kaip dažnai būna tokios diskusijos, Badaras jas labai mėgsta, kur klausia, tada sako, o jūs patenkinta politinė situacija? Nuraskit Lietuvoje žmogų, kuris patenkintas. Ar finansais, ar orais, ar dar ko? Ne. Jis sako, o man nusispjaut. Man taip gerai, aš pavartoju ir man nesvarbu, kur aš gyvenu. Sako, jūs mokesčius mokat? Nu, mokam. Sako, aš nieko nemoku ir aš esu laimingas. Bet mes jį priskiriam prie psichikos ligonių, ar ne? Ir visai, kai kildavo tas klausimas, kai mes jį išgydysim, jis pamatys, kad jis nieko neturi, niekas jo nenori, taps nelaimingu, bet išgydytas nuo narkotiko. Tai kas ta psichikos sveikata? Ir čia noriu pasakyti, kad dėja jokių objektyvių rodiklių nėra, kaip žinot. Jeigu fizinė sveikata, mes bėgam ištiria kraują, peršviečia ten dar kokį tyrimą ir gali tiksliai pasakyti, kas mums yra. Psichikos sveikatai nieko nėra. Nieko.
Visos diagnozės yra subjektyvios, ką jūs jau žinot turbūt, ar ne? Tai yra psichiatras, remdamasi savo žiniom, dėl to jie labai ilgai mokosi, įsivertina subjektyviai. Tai, ką jūs subjektyviai pasakojat, ar ne? Nėra jokio kažkokio matmens. Ir psichiatrų nuomonės kartais skiriasi. Jie pateikia labai skirtingas diagnozes, skirtingus vaistus, bet tokia yra realybė. Skubu, nes noriu labai paminėti antipsichiatrus. Turbūt girdėjot apie tokį judėjimą, kai kurie psichiatrai irgi persimeta į antipsichiatrų veiklą ir tai, ką jie ten apie vaistus kalba, apie ką mes daugiausia žinom, nekalbėsiu. Aš noriu tik tai porą dalykų, ką jie sako apie psichikos sveikatą. Jau skubu, viskas baigėsi, bet pavyzdžiui, jie pateikė tokį pavyzdį. Jeigu žmogus girdi balsus, tai visi pasakytumėt, aišku, kad psichikos ligonis. O kodėl mes darom tokią išvadą? Kodėl mes sakom, kad jis negirdi? Tai mes negirdim. Ir dėl to, kad mes negirdim, mes sakom, kad ir jis negirdi. Ir jie aiškina, o gal, jie nesako, kad tai yra, tiesiog siūlo apie tai pagalvoti ir sako, gal tai yra ateitie žmonės, kaip ir atsimet iš biologijos rudimentai ir atavizmai, protėvių požymių pasireiškimas, kai žmogus evoliucionuoja, kai kas išnyksta, kas mums nebereikalinga, bet atsiranda naujos savybės. Ir gal jie yra ateitie žmonės, kurie girdi. Na, aš kai perskaičiau, tai kažkaip tai pradėjau galvoti kitaip, ar ne? O gal jie tikrai girdi? Arba kaip jie sako, mes dažnai sakom, psichiatriniai ligoniai jie anapus sienos. Jie sako, žiūrint, iš kurios pusės žiūrėsi. Na, psichikos sveikata yra kontinuumas. Nėra tokio apibrėžimo, kad va čia yra liga, čia yra sveikata. Mes visi judam ir, Jėzus Marija, bent tiek pasimankštinau rankomis, ar ne? Judam iš vienos pusės į kitą, ar ne? Ir psichikos sveikatos problemų, arba mums lengviau būtų sakyti, kaip ir jūs čia užrašėt, psichologinė sveikata, ar ne? Nes psichikos visiems iš karto labai baisu čia prirašys. Turim psichologinių problemų ir tai yra normalu, ar ne? Ir kad tai mes pajudam psichikos sutrikimų link net ir dienos bėgi, irgi yra normalu, nes susiduriam su įvairiausiais atvejais. Tai čia, kad atsižvelgiam į įvairius požiūrius ir dabartinis apibrėžimas yra toks psichikos sveikatos, kuris yra, manau, labai naudingas, kad išreikštų psichikos sutrikimų nebuvimas. Vadinasi, gali būti tam tikri sutrikimai, ar ne, jeigu yra objektyvi priežastis. Netektis ar darbe kažkas labai rimto atsitiko. Bet svarbesnė yra antra dalis, kad tai yra žmogaus jėgų rezervas. Ir tai rodo, kad mes jį galim pildyti. Nereikia laukti, kol atsitiks kažkas ir aš tada pasimokinsiu. Aš galiu mokytis įvairių įgūdžių, ką, manau, jūsų tarnybos irgi psichologai daro. Dar neatsitiko, bet mus ruošia, o mes visi susidursim su įvairiausiom problemom. Tai va, tai yra svarbu, ką galim padaryti. Tada rizikos veiksnių nebeminiu, atsiprašau. Skaičiai čia irgi kiekvienais metais yra tie patys. 1 iš 6 Europos gyventojų turi tokių problemų, jaunų nuo 10 iki 20%. Tai yra natūralu, nes gyvenimas sudėtingas. Ir ar policijos pareigūnų psichikos sveikata prastesnė? Jūsų sveikatos rodikliai slepiami, kitų profesijų daugiau. Aš pasižiūrėjau, ar įeina į stresinių situacijų, jūs sakytumėt, o mes pirmoj vietoj. Bet skirtingose šalyse, vakar dar žiūrėjau, Amerikoje 2 vietoj pagal stresiškumą, o Jungtiniai Karalystiai 8 vietoj yra policijos pareigūnai. Ir čia aš visą sakau, nes buvau susidūrus grupiai su medikais. Manot, jie nepatiria įtampos. Kaip viena gydytoja, kuriai 55 buvo metai, ir jinai grupės metu pradėjo verkti, nes prisiminė, kad kai jinai pradėjo dirbti ir darė pirmą operaciją, vaikas mirė operacijos metu. Nors niekas jos nekaltino, jinai iki dabar galvoja, tiek metų praėjo.
Taigi, kodėl prasta mūsų sveikata, prastesnė negu daugumos Europos valstybių, neženkliai, bet prastesnė. Manau, vienas iš atsakymų yra, kad mes nesirūpinam. Mes labai rūpinamės fizinę sveikatą, bet psichikos sveikatą nesirūpinam, pradedam rūpintis tada, kai kas nors atsitinka. Būtų gerai, jeigu būtų taip, ar ne? Kaip į sanatoriją atsigula ir ten vonios pagydo, o kad ir smegenys tai pagydytų. Puiku, kad ir šūkis šitos dienos yra, kad stiprinimas darbo vietoje. Ir jau čia nebe papasakosiu, kad yra kas būdinga tiem žmonėm, bet yra ir ką mes galėtumėm padaryti, ar ne? Kurių galima imtis. Ir čia yra nurodyta ne tik, ką mes su pacientais, ligoniais turim daryti ir galim, ką psichologai konsultuodami su psichologinių problemų turinčiai žmonėmis daro, bet yra daug patarimų, o ką mes galim padaryti, tie, kurie neturi dabar išreikštų psichikos sveikatos sutrikimų, bet tikrai visi susidursim su įtampo situacijom, jeigu ne darbe, tai namie ar dar kur nors. Ir kas rūpinasi sveikata, čia irgi, aš ir prisiruošiau, kaip juokėmės mes, kaip čia sakė, išėjo jau tas lektorius, kur sakė, kad pasiruošė 20 minučių, jam pasakė 1,5 valandos. Man tai aš galiu ir iki vakaro kalbėti, bet man yra bėda, kai pasako į 20 minučių sutilpti. Bet čia šitoj schemoje nėra taip, įstaigose visų tarnybų yra psichologai, psichiatrai padeda, bet patys mes, ką mes patys dėl to galim padaryti. Ir labai apsidžiaugiau radusi, visi matė sveiko maisto lėkštę. Lygiai tokia pat yra ir psichikos sveikatos lėkštė. Ką mes turim daryti, ar ne? Bet tokių receptų konkrečių, ką kiekvienas turi daryti, aš tikrai negalėčiau pateikti, nes nuo kiekvieno iš mūsų tai priklauso. Dėkui už dėmesį.